tapome efektyvūs, o kitu atveju gali būti visiškai atvirkščiai. Tam, kad būtų aiškiau ir mums įdomiau, aš su jumis noriu pasidalinti skaidrėmis. Tuoj aš įsijungsiu. Taip. Ar matote skaidrės? Taip, matome. Nu, aš palengvai irgi įsivažiuoju. Vaikystės sprendimų įtaka suaugusių gyvenime. Kaip suprasti vaikystės sprendimų įtaką? Būtent kiekvienoje situacijoje, kai mes mokėmės gyventi šitam pasaulyje nuo pat mūsų gimimo, tarkim iki 12 metų, mes vienaip ar kitaip priėmėm sprendimus, kas aš tame pasaulyje, kaip pasaulis sąveikoja su manimi ir ko iš manęs nori, reikalauja, ko aš noriu iš to pasaulio. Ir visame tame mes kuriam tam tikrą savo suvokimą, kokia sąveika, koks ryšys mano yra su tuo, kas aplink mane, su mano artimais žmonėmis, tėvais, broliais, seserims, seneliais, vėliau su draugais. Koks mano santykis ir ryšys yra su tais resursais, už kuriuos aš turiu kovoti, kad galbūt išlikti, o kur aš galiu labai lengvai naudotis visais man teikiamais šito pasaulio, šitos visatos gėriais, tam, kad tiesiog gyvenčiau ir džiaugčiausi šito pasaulio. Tai šiek tiek grįžtu atgal. Tuoj sekundėlę. Iš tos transakcinės analizės, gali, kas jau žinote, tai aš tik tai pakartosiu, kas nežinau, sužinosit, kalbama yra apie 3 vidinės žmogaus dalis. Jeigu mes pažiūrėtume į save, į savo elgesį, mes galėtume atkreipti, kad yra tokios 3 mūsų ego dalys. Viena iš jų, kurią vadiname suaugusiojo dalis, tai ta dalis, kurios pagalba mes analizuojame šitą pasaulį, mes priimame sprendimus ir veikiame. Kita mūsų vidinės ego dalis. Vidinio ego dalis tai yra mūsų tėviškoji dalis. Čia mūsų tam tikros normos, įpročiai, tvarkos, tai, ką mes išmokom, supratom iš savo tėvų. Tai, ką mes išmokom iš vyresnių žmonių ir priėmėm kaip tam tikras dalykus. Čia mūsų įpročiai, čia mūsų visi dalykai, kurie vienaip ar kitaip optimizuoja mūsų tą gyvenimą ir įstato į tokias saugumo taisyklės. Tai taip pat reikalinga dalis tam, kad mes būtume saugus tame, ką mes veikiame. Tačiau kartais jinai būna per griežta ir mes patys savo viduje prikaištaujam, mes save žeminam, mes savo kažką draudžiam, mes savo kažką įsakom, mes save kaltinam ir kitaip auklėjam. Ir dažnu atveju tai visiškai nebūna progresyvu, tai kartais būna kaip tik atvirkščiai. Tokiu būdu mums krenta savivertė. Tai ta dalis turi, kaip ir visos kitos dalys, turi ir gerą savo pusę, ir blogą savo pusę. Yra ir kita dalis, ta mūsų vidinio vaiko arba vaikiškoji dalis. Kiekvien suaugęs, netgi jau žmogus amžiuje pagyvenęs, taip pat turi tą savo vaikišką dalį. Ir vaikiškoji dalis tai mūsų svajonės, mūsų jausmai, mūsų džiaugsmai, mūsų įvairūs troškimai, lūkesčiai. Iš ten ateina visa mūsų gyvybinė energija, kurios pagalba mes tiesiog gyvename šitam pasaulyje ir kažką pasiekiam. Tai yra, kad vaikiškoji dalis užduoda tą lygį, kurį mes norime pasiekti ir dėl tų gėrių, dėl tų malonumų, kuriuos mes norime gauti. Jeigu tarp šitų 3 dalių yra labai puikus ryšys, viskas ok. Tačiau kartais būna taip, kad vidus nori vieno, o sąlygos, taisyklės arba įpročiai verčia dalyti visiškai kitaip. Ir tas disonansas, tos kliūtys, jos ne iš čia ir dabar, jos, kaip aš ir sakiau, susiformavo kažkada ankstyvoje vaikystėje. Kokios pagrindinės yra įtakos, kurias patiria suaugęs žmogus ir kurios ateina iš vaikystės.
Tai pasikartojantys vaikiški emociniai arba elgesio šablonai, kuriuos mes nuolat kartojame, būdami suaugę įvairiose situacijose. Persiduoda vaikiški įsitikinimai arba įgyti tam tikri scenarijai, kurie buvo vaikystėje, galbūt tai santykės vaikas ir tėvai, galbūt tai santykėje brolis ir sesė, brolis ir brolis, ir tam tikri epizodai, kurie buvo toje vaikystėje ir liko kaip pas mus gilus įspūdis nervų sistemoje, iš ten jie gali kartotis visai su kitais žmonėmis ir kitose situacijose. Išlieka aktyvios neišspręstos vaikystės problemos ir blokai. Jeigu mes kažkur tikrai, o būdami vaikai, mes iš tikrųjų buvom priklausomi nuo kitų žmonių. Mes daug ko negalėjom patys, neturėjom tam tikrų resursų ir šitoje vietoje galbūt neturėjom galimybių išspręsti tam tikrų problemų. Ir jautėme kažkokius trukdžius, blokus, draudimus, kurių pagalba mes turėjom priimti priešingus sprendimus, negu norėjom. Šitoje vietoje gali būti atsirasti tos neresursinės emocijos, emocijos, į kurias mes paskestam, kuriuose mes užstringam. Jos užsifiksuoja ir kai mes papuolam į panašias situacijas savo gyvenime, kur taip pat galbūt neturim kažkokių resursų, turim kažkokį pasipriešinimą iš žmonių arba mūsų toje situacijoje įvyksta toks emocinis iškrova, kurioje mes jaučiame tą emocinį bloką, jaučiamės labai blogai viduje ir negalim, kaip sako žmogus kitas, aš tiesiog sustingstu ir negaliu nieko net mąstyti toje vietoje. Tačiau apie tai, kad ten vaikystėje buvo panašus atvejis ir jis kartojasi kažkokiuose sudėtingose situacijose. Ir patiriami konfliktai arba iššūkiai, kurie primena ankstesnius gyvenimo etapus. Tai kaip aš ir minėjau. Ir kai mes dabar toliau praeisim tam tikrą analizę, jūs pamatysite, kad iš tikrųjų tam tikri dalykai galbūt kartojasi jūsų gyvenime. Todėl aš šiek tiek darau rakursą, šiek tiek atgal ir pasakysiu, šiandien mes darysime tam tikrą analizę. Aš jums užduosiu tam tikrus klausimus ir jums juos reikės atsakyti. Ir atsakydami į tuos klausimus, jūs suprasit, kuriam epizode gyvenime, kur galėjo būti vienos ar kitos kliūtys, kur galėjo būti tam tikri gyvenimo iššūkiai arba galbūt patyrėt vienas ar kitokias emocijas, kurios užsifiksavo ir kartojasi jūsų gyvenime, nors to jums visai nereikėtų. Aš vėlgi pasikartosiu, nekalbu apie pozityvius scenarijus. Pozityvūs scenarijai tai padeda mums pakelti savivertę, pasiekti tikslus, veikti šitam gyvenime ir būti labai proaktyviais. Yra tokios įvardytos 6 vystymosi stadijos, bet aš šiandien paliesiu 5 iš jų pagrindinės iki 12 metų. Pirma, tai yra gimimo ir egzistavimo stadija. Nuo 0 iki 6, tai yra nuo gimimo iki 6 mėnesių. Šitoje stadijoje žmogus visiškai bejėgis, priklausomas nuo kitų žmonių, tačiau jo pagrindinis tikslas yra išgyventi, egzistuoti šitam pasaulyje. Ir kartais būna taip, kad tėvai, tarkim, nusprendžia, toks jų auklėjimas, taip juos galbūt auklėjo ar ne, ir nusprendžia, kad vaikas reikia, tegu išsivirėks, plaučiai išsivėdys, tegu pareikia šiek tiek. Kartais būna, kad, tarkim, mama nustoja anksti arba per anksti maitinti vaiką, arba šiaip su tuo maistu ir kažkuo yra ne taip, o galbūt vėluoja prižiūrėti tą vaiką ir vaikas labiau palikamas vienas su savim. Įsivaizduokit, tame momente nėra to mąstymo, kurį jūs dabar turit. Ir viskas pas tą vaiką tik tai apie egzistavimą, egzistenciją, išgyvenimą ir išlikimą. Ir kažkokie tokie tėvų, sakykime, išsiblaškimai, nerūpestingumas ar paprasčiausia tokia auklėjimo kultūra, kurią jie taiko, gali turėti iš tikrųjų labai įdomių ir tikrai neigiamų padarinių. Tame momente atsirasti pas vaiką tam tikra patirtis. Bet aš dar kartą pabrėžiu, tai nebūtinai. Kiekvienas pagal savo gimimą, pagal savo biologinę struktūrą, pagal save, pagal savo genetiką gali į vienas ir kitas situacijas reaguoti labai skirtingai ir netgi priešingai. Tačiau jeigu ten užsifiksuoja kažkokie tokie trauminiai arba sudėtingi sunkus dalykai, jie aišku turės savo pasiekmes arba kartosis kažkada gyvenime ateityje.
aktyvumo, veiklumo, savęs įvaldymo stadija. Čia antra stadija arba antras laikotarpis, kuris prasideda nuo 6 panašiai mėnesių ir tęsiasi 18 mėnesių, grubiai 1,5 metų. Ką reiškia aktyvumo, veiklumo, savęs įvaldymo stadija? Šitoj stadijoje, kaip suprantat, vaikas pradeda sėdėti, judėti, vaikščioti, įvaldyti tam tikrus dalykus, jisai mokosi laikyti rankoje šaukštą ir aplamai šitam pasaulyje kažkaip įvaldyti savo kūną, pajausti savo galimybės, fizinės galimybės, daryti vienus ar kitus dalykus, tyrinėti pasaulį būtent rankom, kojom, taip kaip įmanoma. Ir šitoje stadijoje taip pat labai svarbus tėvų vaidmuo. Kiek tėvai su vaiku, kiek jį palaiko, kiek jį paremia, kiek jį paskatina, kiek su juo užsiima. Bet kurioje stadijoje labai svarbus tėvų patvirtinimas, palaikymas, paskatinimas, paglostimas, jeigu norit. Tam, kad vaikas jaustų, kad jisai su juo viskas ok ir jisai daro viską teisingai. Tačiau ne visi tėvai teisingai auklė, ne visi mes ir aš jau esu tėtis ir mano vaikai užaugę ir aš labai daug padariau klaidų iš tų pačių įpročių, bet ar aš tai tyčia dariau? Ne, aš tiesiog mokėjau, kaip mokėjau, taip ir stengiausi, taip ir auklėjau pačiu geriausiu būdu, kuris man atrodė, kaip aš tai supratau tuo metu. Todėl noriu pasakyti, kad netgi po šitos diagnostikos, kurią mes kartu su jumis padarysim, nepulkit kaltinti tėvų. Tėvai tikrai gyveno ir elgėsi taip, kaip jiems atrodė, kaip jie moka, kaip jiems išeina geriausiai. Tiesiog toj sąveikoje mes patyrėme tam tikrus dalykus ir žinokit vieną dalyką, kad mes juos visada galime ištaisyti. Galime tobulėti ir augti ir tai galime daryti bet kuriam amžiui, bet kuriuo metu. Galvojimo ir mąstymo stadija. Tai nuo 1,5 metų iki 3 metų. Šitoje stadijoje mes pradedam mąstyti apie tą patį pasaulį, pažinti daug dalykų, suprasti, mes pradedam domėtis ir klausinėti tėčio, mamos apie kai kuriuos dalykus, o kas čia, aš atsimenu tą žodį iš savo mergaitės ir pirščiukų rodymą į kiekvieną dalyką ir man reikia paaiškinti, kodėl debesys plaukia dangom, kodėl žolė žalia, o kodėl pelė tokio dydžio ir kas tik bebūtų. Klausimų labai daug ir įvairių iš gyvenimo. Ką tik mato, visur nori pažinti, visur nori kažką suprasti. Tai tas toksai suvokimo momentas. Tapatumo identiškumo stadija. Stadija nuo 3 iki 6 metų. Šitoje stadijoje žmogus pradeda pats suvokti save, suprasti, kas jis yra, berniukas, mergaitė, jis kaip tėtė, jis kaip mama, save veidrodyje, save. Atsiranda toks asmenybės savęs suvokimas. Ir šitoje stadijoje taip pat labai svarbus palaikymas, kaip ir visose kitose, buvimas to resursiniai aplinkoje, kurio aš galiu suprasti save kuo plačiau, kuo labiau ir nepatirti iššūkių, kurie galbūt liks visam gyvenimui. Iššūkiai, beje gerai, nepatirti problemų. Iššūkiai visada mus augina. Kompetencijos stadija. Išmokimo kompetencijų stadija, tai apie 6 ir 12 metų, kaip suprantat, tai jau mokyklinis amžius, tai iki paauglystės amžius, kuriame mes iš tikrųjų jau išmokstam mokintis, išmokstam augti, tobulėti, mes jau pradedam atskirti ir vertinti ir save, ir kitus žmonės. Ir suprasti, kiek aš esu geras viename ar kitame, o kiek geras kitas žmogus viename ar kitame dalyke. Tai labai daug šitą stadiją susijusi su mūsų savivertė, su savęs vertinimu ir lyginimu su kitais žmonėmis. Ir gali suprasti, kad iš ten ateina kai kurie tik teigiami, tik neigiami dalykai. Ir 6, ją užsiminsiu, bet sakau, mes pačioje analizėje neliesim, tai tapatumo, lytinio tokios savęs suvokimo brandos stadija nuo 12 iki 17 metų. Pagrinde reiktų pasakyti, kad iki 12 šitos stadijos viena paskui kitą kartojasi mūsų gyvenime. Ir Lehman yra pasakiusi, kad tos stadijos, jos kartojasi
ne tik tai periodiškai, kas 12 metų. Vadinasi, žiūrėkit, 12 metų suėjo ir mes papuolam į tokias situacijas, kur mes per naują išgyvenam tai, kas buvo nuo 0 iki 6, paskui nuo 6 iki 18 mėnesių ir taip toliau. Tačiau, jeigu gyvenime vyksta, tarkim, mokyklos pakeitimas, gyvenamosios vietos pakeitimas, o vėliau jau suaugus, tarkim, sukurtas verslas, ar ne, ir verslo tik pradžia, arba santuoka, skyrybos, kitas gyvenimas, kitas kraštas, kita vieta, kitas darbas, visuose tuose momentuose mes vėl kartojam tuos scenarius nuo 0 iki 6, nuo 6 iki 18 ir mūsų reakcija į tam tikrus iššūkius, kurie vyksta mūsų gyvenime, labai būna panaši, kaip tada vyko. Bent jau emocionaliai mes reaguojam labai panašiai. Ir galite pastebėti, kad vieniems žmonėms pradžia yra lengva, o į pabaigą, tarkim, kažkokio tai periodo arba kažkokios tai veiklos, ar ne, pasidaro sunkiau. Kitiem atvirkščiai, pradžia labai sunki, o pabaigoje labai lengva, labai gerai viskas. O kai kam ir pradžia ir pabaiga labai lengva, tačiau vidury prasideda problemos, kurias paskui sunku spręsti. Jie tarsi įlipa į kalną, kur sunku, o paskui vėl nusileidžia, vėl gerai. Tai kiekvienas turi tam tikram amžiui tam tikrus savo blokus, kurie tam tikrus savo įdas ir kliūtis, kurios įsispaudė. Įsirašė jūs kaip į baltą lapą, kai gimėt ir tada susirinkot visą tą gyvenimo patirtį nervų sistemoje, kuri po to tik tai kartojasi situacijai pasitaikius, kuri primena vieną ar kitą momentą. Tai dabar panalizuokime, gerai? Kas norite pasidaryti savo analizį, išsianalizuoti savo scenarijus, išsianalizuoti tas stadijas arba tuos gyvenimo laikotarpius, periodus ir labiau suprasti apie save, padėkite pliusiuką mūsų čate. Kas galvojate, kad jūs to nedarysite, nes galbūt dar nelaikas, neįdomu, arba yra kitos priežastys, padėkit nuliuką. O tiem, kuriem čia ne apie tai galite padėti minusiuką. Ir keista, kad jūs dar vis su mumis kartu. Nu, šaunu. Aš čia kažką prisidarius. Viskas gerai. Taip. Aš paprašysiu jūsų atsakyti į klausimus, išgirdę ir perskaitę arba išgirdę klausimą, sustokit, pabūkit patys su savimi, pabandykit išgirsti savo jausmus, pabandykite išgirsti savo vidinius vertinimus ir suraskit vidinį savo atsakymą. Kai aš vardinsiu tam tikrus klausimus kaip teiginius, jūs vertinkite juos taip. Jeigu jums visiškai tinka tas teiginys, tai apie jūs, tai rašykite savo vienetą. Jeigu kartais tinka, retkarčiais tinka, iš dalies tinka, tada pusę balo. Ir jeigu visiškai nesutinka, čia ne apie jūs, tada nieko nerašykit arba pasirašykit 0. Gerai? Bus viso, kaip aš minėjau, tie 5 blokai iki 12 metų ir per visus juos mes paklausim, reikės suskaičiuoti kiekvieno bloko surinktų skaičių sumą. Ar aišku? O kai paskui mes tą analizę panaudosim, jau sužinosite vėliau. Okay? Tai pradedam, ar ne? Gimimo ir egzistavimo stadija. Nuo 0 iki 6 mėnesių. Ar jums tai buvo, ar galbūt esate dabar, kad jūs linkę perteklingai valgyti, naudoti alkoholiui, gal net narkotinės medžiagas. Aišku, čia ir rūkymas. Galiu paklausti šiek tiek kitaip. Ar jūs linkę persivalgyti, vartoti per daug, arba vartoti alkoholį nuolatos, arba kitas narkotinės, arba kitas medžiagas?
Jeigu taip, rašykit vienetuką, jeigu tai jums tinka tik tai labai retkarčiais iš dalies pusę balo ir jei visai netinka 0. Antras klausimas. Ar kai tai suabejojate gebėjimu patenkinti savo poreikius? Vėlgi vienetas, 0 arba pusė balo. Čia turima omeny, kad yra jūsų kažkokie troškimai, poreikiai ir jūs dėl kažkokių tai priežasčių juos nustumėte į šalį, ignoruojate, atsisakot arba tiesiog jaučiate, kad nebesugebėsite gauti tai, ko norite ir patenkinti savo poreikius. Trečias. Ar iš nepasitikėjimo kitais kontroliuojate kitus žmonės? Arba pasakysiu šitą klausimą šiek tiek kitų kampų. Ar kontroliuojate kitus žmonės dėl to, kad jais nepasitikite? Ir irgi, jeigu jūsų kontrolė kitų žmonių, kažkokių vienu ar kitų, ar tai būtų žmona, ar vyras, ar vaikai, ar komandos nariai, ar jūsų pavaldiniai, nesvarbu, rašykite vienetuką, pusę balo arba 0. Ar ignoruojate savo poreikius tinkamai maitintis, atlikti fizinę veiklą? Jeigu taip, tada vienetas, jeigu kartais pusė balo arba 0. Ar ne per greitai skaitau? O gal norite, kad greičiau? Gerai. Ar lankotės pas gydytoją arba odontologą tik tai ekstremaliais atvejais? Tai yra, ar lankotės tada, kai jau jūs prisveria situaciją apsilankyti? Vėlgi, vienetas, pusė arba 0. Ar jautėte gilią baimę, kad jūs kas nors paliks? Taip pat, rašykit, jau nebekartosiu skaičių. 7. Ar jaučiate dabar, ar kada nors jautėte neviltį, kai meilės ryšys baigėsi? Arba ar buvote bejėgiai, kai meilės ryšys baigėsi, arba artėjo prie pabaigos? Apjungkite šitos 2 klausimus ir parašykite, kiek tai stipriai apie jūs. Pereiname į kitą laikotarpį. Laikotarpis nuo 6 iki 18 mėnesių arba 1,5 metų. Tai tas aktyvumo, savęs įvaldymo laikotarpis. Ir jame tokie klausimai. Ar patirite sunkumų, kai reikia nuspręsti, ko norite? Vėl vienetuką, tik tai aš paprašysiu atskirti klausimus. Ten yra vienas blokas ir turėkite omeny, galit net greitai pasiskaičiuoti, kiek bendroje sumoje gavote, pasirašyti apačioje. O dabar jau pradėkite naują skaičiavimą. Tai dar kartą pirmą klausimą pakartosiu. Ar patirite sunkumų, kai reikia nuspręsti, ko norite? Antras. Ar patirite baimę, savivertės trūkumą, kai atsidurite naujoje vietoje pirmą kartą? Nerimą. Trečias. Ar sudėtingose situacijose norite, kad kas nors nurodytų, ką daryti? Yra žmonių, kuriem sudėtingose situacijose labai mielai perleidžia vadovavimą, lyderystę ir jiems patinka, kai kažkas prisijima tą atsakomybę, o patys daro tai, kas jiems nurodyta. Ir jiems taip saugiau, jaukiau ir panašiai. Tai čia galbūt apie tai. Negalbūt apie tai. Ar dažnai būna, kad pernelyg esate neramus, jaudinatės dėl smulkmenų? 4. klausimas. 5. Ar dažnai turite konfliktų su lyderiais? Mhm. 6. Ar bijote žmonių pykčio, savo pykčio? Pagalvokit gerai, ar bijote? Ir parašykite vieną iš tų 3 vertinimų, 1, pusė arba 0. Ar darote viską, kad išvengtumėte konfliktų? 7 buvo. 8.
Atsisakydamas kam nors padėti, ar jaučiatės kaltas? Pagalvokit ir prašykit. Ar kai kam nors nepadedat, atsiranda koks nors kaltės jausmas. Šitas pats. 9. Ar dažnai būnate pernelyg kritiškas kitų žmonių atžvilgiu? 10. Kai pasiekite sėkmę, ar sunku jums mėgautis? Ar mokate džiaugtis savo sėkme? Kitaip pasakiau tą klausimą. Jeigu jums sunkus, rašote vienetą, jei nemokate džiaugtis vienetą, jeigu kartais, tai pusė balo arba iš dalies jums tinka šitas, o jeigu visada džiaugiatės, mokate išreikšti, tai 0. Ar jums lengva patikėti savo pasiekimais? Kai jums pasiseka arba kai jūs kažką pasiekite, kaip jūs reaguojate? Būna žmonių, kurie sako, ne, tai čia ne, tai ne apie mane, ne, nėra už ką, ne, ačiū. Nu tai ką čia, aš juk nieko. Ir kai kurie žmonės aplamai, negali būti, kaip čia man taip išėjo. Ar ne? Tai čia apie tuos, kurie nemoka. Tai jie tada rašo vienetą, tiem, kuriem kartais 0,5, ne? O kiti 0. Ok. Mąstymo išminties stadija 1,5 metų ir 3 metai. Čia tas momentas, kai mes pradedame sąveikauti su kitu pasauliu, bendrauti ir mokinamės tos visos stipresnės komunikacijos bendravimo. Ar patirėte sunkumų bendraujant su artimais žmonėmis, su tuoktiniais, vaikais, draugais? Jei taip, vienetas. Jei ne, žinot. 2. Ar dažniausiai nekontroliuojate savo jausmų? Arba ar dažnai nekontroliuojate savo jausmų? Jei dažnai, vienetas. Jei ne, 0. 3. Ar sunku jums išreikšti savo jausmus? Jei sunku, vienetas. 4. Ar tikite, kad esate atsakingas už kitų žmonių elgesį ir jausmus? Pavyzdžiui, ar manote, kad galite supykdyti ar įskaudinti žmogų? Šie tokie jie ne visai vienas kitą papildantis, bet tiesiog pajauskite, kiek jūs jaučiate, kad jūs atsakingi už tai, ką jaučia kitas ir galite paveikti kito jausmus. Jeigu jūs jaučiate tą atsakomybę už to žmogaus, už kitų žmonių jausmus, rašykite vienetą. 5. Ar dažnai priimate neaiškią ir prieštaringą informaciją, nepaprašydami paaiškinimų? Čia toks patiklumas arba kartais mes tiesiog priimam informaciją ir nesigilinam, paviršutiniškai praeinam ir tiesiog leidžiam tam būti. Ne visada ieškom paaiškinimų. Netgi tada galbūt, kai visai vertėtų. Tai jeigu turit tokį dalyką, tik to, tai rašykit vienetą. Ir paskutinis, ar jaučiatės atsakingi už savo tėvų santuokos problemas arba skyrybas? Aplamai, ar jaučiatės atsakingi už tėvų santykius? Irgi tinka. Čia vienetas 0, pusė arba 0. Ir dabar vėl priminsiu, kad po kiekvieno tokio bloko susiskaičiuokite savo bendrą sumą. Sudėkite ir tas pusės, ir vienetukus, ir labai bus svarbu po to, kai kalbėsimės, kiek jūs gavote, koks skaičius gavosi. Ir būtinai pasirašykite šalia, kuris tas blokas, bent jau 1, 2 ar 3, arba pagal pavadinimą, arba pagal tuos metus, 1,5, šiuo atveju metų, arba 3 metai. Ar šiam momentui įdomu? Važiuojam toliau. Tapatumo stadija. Čia dar viena stadija, kur žmonės patiria įvairius jausmus, kaip ir visose kitose, priima įvairias mąstymo strategijas, priima kažkokius vidinius savo apie save ir pasaulį ir kitus žmonės sprendimus. Ir
nuo to, kaip mes patyrėme visą tą pasaulį šitoje pradžioje, šitoje stadijoje, paskui labai daug priklauso, kaip mes reaguojame gyvenime į kitas situacijas. Ir nuo 3 iki 6 metų tapatumo stadija, identiteto stadija, savęs suvokimo stadija, kai aš galiu pasakyti, aš esu aš, ir matydamas veidrodį jau aš atskiriu save nuo kitų žmonių. Ar ne? Ir tame aš jau vis labiau išsireiškiu kaip atskiras individas. Na, jų klausimai. Ar dažnai lyginate save su kitais ir jaučiatės prastesni už kitus? Tai yra, vertindami save pagal kitus žmonės, ar dažnai jaučiatės prastesni? Jei taip, vienetas, jei kartais pusė balų. O jei nieko, tai 0. Ar norėtumai turėti daugiau draugų iš abiejų lyčių pusių? Jeigu kartais pagalvojate, kad jų trūksta arba norėtumėte ir jums to reikia, tai paprašau, vienetas pusė balų arba 0. Ar jaučiatės nepatogiai viešoje vietoje visuomenėje? Ketvirtas, ar jaučiatės nepatogiai būdami grupės komandos dalimi? Grupėje žmonių. 5. Ar dažnai turite konfliktų su savo bendradarbiais šeimos nariais? Čia kiekvienas pagal save. Vienam galbūt 100 konfliktų, aš šitaip santykinai, ne? Ir dar atrodo mažai, o kitam jau ir 2 konfliktai, tai yra daug. Ir nesakau per kokį laiką, nes kiekvieno viskas kitaip. Kiekvienas pagal savo vidų pajauskit, ką jums tas atsakymas į tas klausimas reiškia. Ar ne per greitai vardinu? Gerai? Liuks. Ar dažnai atidėliojate tai, ką reikia padaryti? O, praleidau vieną, bet dabar atsakykite į šitą 7. Na ir prie 6 grįžtu. Ne, atsiprašau, 4 pradėjęs buvau, ar ne, grupės nariais pabaigėm. Atsiprašau, tada prie 5 grįžtu. 5. Ar dažnai turite konfliktų su bendradarbiais šeimos nariais? Buvo, ar ne? Ok. Ar didžiuojatės tuo, kad esate griežti ir tikslus, kai laikotės tvarkų? Tai yra tvarkų, savo taisyklių, vadinasi, mes tik vieną praleidom. Tai dabar būtinai pasižiūrėkite, kad iki 7 klausimų pas jų būtų tik 7 atsakymai, nes tai bus labai svarbu, neperdėkit. 8. Ar sunku jums užbaigti pradėtą darbą? 9. Ar bijote, kad galite padaryti klaidų? Ar jaučiatės pažeminti, kai esate priversti pripažinti savo klaidas? Ar dažnai pykstate ant kitų? Jei dažnai, pagal jūsų vidinį jausmą. Vienetas, jeigu ne, pusė. Jeigu kartais pusė ir jei ne, tai 0. 12. Ar daug apmąstote ir analizuojate, ką jums pasakė kiti žmonės? Ar daug apmąstote ir analizuojate, ką pasakė kiti žmonės? 12. Ar galvojate, kad viską, ką darote, atliekate pakankamai gerai? Nepakankamai parašyta. Oi, nepakankamai. Labai ačiū už pataisymą. Mano mintys kartais pabėga nuo reikalo. Nepakankamai gerai. Ir jeigu pakankamai, tai 0, jei nepakankamai, tai vienetas. Jeigu kartais nepakankamai, tai pusė balų. Vystymosi ir kompetencijos stadija, dar mokinimosi, išmokimo, augimo stadija. Pabėgom.
Ar konfliktuojate su valdžios atstovais, viršininkais, policija, kitais oficialiais asmenimis? Jeigu tokių konfliktų buvo arba yra, tai vienetas. Jeigu tai tik tai labai retas atvejis ir tik toks vaikystės išdykumo ar jaunystės išdykumo atsiminimas, gali rašyti pusę. O kas nesusidūrėt visiškai, tai 0. Antras, ar jūs pykdo taisyklių ir tvarkos beprasmiškumas, kurių laikosi kiti žmonės? Pajauskit, visi laikosi, o jums atrodo, kad jos beprasmiškos ir jūs tai erzina. Tada vienetas. Trečias, ar apsilankę pas tėvus jaučiatės kaip vaikas, paklusnus arba maištaujantis? Pajauskit, ar pas tėvus šiek tiek sumažėjat ir pradedate, pavyzdžiui, kaprizus rodyti, priekaištauti, arba atvirkščiai galbūt tampate paklusnus, toks nusileidžiantis. Tai ir vienu ir kitu atveju rašykite vienetą. O jeigu jūs jaučiatės pas tėvus suaugusių žmogum ir bendraujate kaip suaugęs su suaugusiu, tada 0. Ketvirtas, ar esate svajotojas, kuris mieliau skaito romanus, mokslinę fantastiką, nei aktyviai gyvena savo gyvenimą? Arba nei aktyviai veikia gyvenime? Pagalvokit, koks jūs. Ir parašykite skaičiuką, jeigu tinka šitas teiginys, vienetas. Jeigu dalinai, pusė. Ir 5. Ar žmonės jums kartais sako, kad laikas suaugti? Jei taip ir dažnai, tai vienetas, jeigu labai retai, bet išgirstat, pusė, o jeigu ne, tai ne. 6. Ar jums labai sunku išsakyti savo nuomonę, kai ji prieštarauja visuotinai priimtoms normoms? Jeigu jaučiat, kad gali drąsiai, tai tada nieko, o jeigu jaučiat, kad neišsako savo nuomonės ir tai dažnai vyksta, tai galbūt tada vienetas. Ir 7. Paskutinis mūsų klausimas. Ar dažnai kalbate apie didelius darbus, kuriuos ketinate įgyvendinti, padaryti ateityje, bet niekada jų negyvendinate? Ar yra tokios veiklos, tokių darbų, kuriuos tik galvojat, kad darysit, bet taip niekada ir nepradedat? Jeigu taip, vienetas. Tai va, iki 12 metų pas mus įvyksta tas periodas, kur mes praeinam visas tas stadijas, tas laikotarpis, kur užsidaro savotiškai ratas. Ir nuo 12 metų ratas ima savotiškai kartotis. Atsimenat, aš jums sakiau, kad dar yra viena stadija, kuri baigėsi nuo 12 iki 17 metų, baigėsi pilnametystė praktiškai. Tačiau ta stadija, kodėl aš ją dabar atitraukiau ir išjungiau ir nerodysiu jums, todėl kad jinai dubliuojasi su šitom iki 12 metų stadijom. Realiai, tame paauglystės laikotarpį žmogus jau papuola į scenarius kaip ir egzistenciniai stadijos pirmos nuo 0 iki 6 mėnesių. Ten savotiška egzistencinė stadija tarp paauglių, jeigu suprantat. Bet kartu ir ta tokia subrendusio žmogaus, brendstančio žmogaus stadija, kurią aš jums ten paminėjau. Tai tam, kad tai nesipainiotų, nes jos tarsi kartu eina ir ten daugiau reiktų tokios analizės ir daugiau aiškinti, šiandien dienai pakaks, nes šitas pagrindinis ratas. Ir nuo šito pagrindinio rato priklauso, nes, kaip ir sakiau, tos abidvi kitos, jos viena kitą veikiančios į paraleliai keliaujančios stadijos. Todėl mes jas kol kas nesigilinsim. Dabar visų jūsų paprašysiu, aš trumpam išjungiu skaidrę šitoje vietoje, tiesiog noriu jūs pamatyti. Galite, kas drąsesni, kas drįstate įsijungti kameras, kad matyčiau tikrai gyvus žmonės, jeigu ir šiaip patogiau, kai žmonės matai, kad dalyvauja aktyviai. Parašykite į žinutę tiesiog skaičių pirmo klausimo, kiek pas jūs gavosi. Nuo 0 iki 6. Aš sugrįšiu prie pirmos skaidrės ir paskui jums įjungsiu.
O taip. O, kaip pas kažką nulis, pas kažką kol kas nematau, visur tik nuliai. Labai nedaug žmonių parašė. Beje, tie, kurie nenorite rašyti ir nerašykit. Turėkite tai savo. Okay? O tik pasakysiu, kaip dabar pasimatuoti. Vėlgi, prieš matuojant, supraskit, kad tai tik tai praktika. Galite tikrai neimti to stipriai į galvą. Iš tikrųjų, jeigu šitos praktikos metu kas nors pajausit stiprias emocijas, jausmus ir jausit, kad jie užkabino, noriu pasakyti vieną labai įdomią idėją. Mūsų neurolingvistinio programavimo praktiko kurse, tiksliau neurokaučingo kurse, kur ruošiami NLP praktikai ir kaučeriai, yra sudaryta erdvė, kur gali kiekvienas patirti arba patirti, kas yra kaučingas ir įspręsti įvairius klausimus ir problemas. Siekti kažkokių savo tikslų ir uždavinių ir susikurti tam tikrus žingsnius, tam tikrus planus, galų gale įsiaiškinti ir susitvarkyti resursinės būsenas, kurios reikalingos. Ir tai gali būti įvairiuose srityse, nes mano kolegos, studentai, jie dirba labai įvairiuose srityse. Kažkam įdomiau yra gyvenimo coachingas, egzistencinis coachingas, krizių coachingas, tikslų siekimo coachingas, santykių coachingas. Iš tikrųjų, jei tik tai jaučiate, kad yra klausimų, kuriuos norit savo prasiaiškinti, pasididinti savo sąmoningumą, kaip viskas vyksta pas jūs ir atrasti tam tikrus kelius į didesnį efektyvumą ir sėkmę, arba laimingesnį tą ramesnį kitą kartą tiesiog gyvenimą, tai būtinai parašykite arba man tiesiog vygandas.rutkauskas@gmail.com į elektroninį paštą, kas esate pažintyse ir drauguose, galite rašyti į Facebooką žinutę, arba kreiptis į mūsų kolegas. Aš paprašysiu tie, kurie yra, jeigu čia yra studentų, tai tie, kurie studentai ir tikrai norite ir galite parašyti ir mūsų chato, kuriame mes kviečiame visus, kurie nori patikrinti, kas yra coachingas, ką išmoko mūsų studentai ir kas yra tas neurolingvistinis programavimas su savo įvairiais įrankiais ir praktikom. Tai parašykite arba savo koordinates, jeigu norit, kad su jums susisiektų, arba tiesiog mūsų chato pavadinimą, kur galim pakviesti visus pabendrauti. Taigi, o dabar pereikim prie šitos pirmosios stadijos. Pasakysiu labai paprastai. Jeigu jūs surinkote tiek balų, kad jie sudaro pusę visų atsakymų skaičiaus arba daugiau nei pusę, tai šitam gyvenimo laikotarpyje iš tikrųjų buvo kažkokios fiksacijos, atsirado kažkokie blokai ar kitokie kažkokie iššūkiai. Čia turime iš tos neigiamos pusės. Šitie skaičiai, jeigu daugiau nei pusė, rodo, kad kažkas jūsų gyvenime vyko. Ir tai gali būti smulkmena, kitą kartą tiesiog tėvai paliko kambaryje miegantį vaikutį, tais laikais babysiterių šitų ir telefonų, kurie gali padėti pastebėti, kad vaikas atsikėlė, nebuvo. Ir staiga vaikas atsikėlęs patyrė kažkokį mažą ar didesnį stresą. Ir tai jau gali būti lemiantis dalykas vienoje ar kitoje situacijoje. Todėl kiekviename etape yra nebūtinai kažkokie tragiški įvykiai. Kartais gali būti ir atrodo dabar suaugusio menkiavertis dalykas, o vaikui tai gali būti tikrai palikęs didelį įspūdį ir sukūręs jam tam tikrą suvokimą apie save, pasaulį ir tą situaciją. Ok, einam prie kito. Vygandai, priminkit, iš kiek klausimų tas daugiau negu pusė 7? Dabar va šiuo atveju, jeigu surinkote 3,5 balų arba daugiau, tai yra 7 visos klausimai. Jeigu surinkote 3,5 balų arba daugiau, tai jau turite ką veikti su šituo laikotarpiu ir čia galima ieškoti tų scenarijų, čia galima ieškoti tų dalykų, kurie jūsų gyvenime padarė tą darbą. Ir iš čia ateina tam tikros jūsų neigiamos reakcijos, galbūt emocijos, galbūt kažkokie psichologiniai blokai, galbūt įsitikinimai, kažkokie draudimai, savo neleidimai kažko. Labai įvairūs dalykai
tiesiog kartojasi. Ir šitas laikotarpis susijęs, kaip aš sakiau, su tokiu egzistenciniu laikotarpiu, su tokiu kažko pradžios laikotarpiu, kai viskas tik tai prasideda ir vystosi. Ir tiesiog savo pasižymėkit. Čia niekam pasakoti ir sakyti nereikės. Kiekvienas dirbkit pats su savim. Pats savo aiškinkitės. Ir dalintis čia viešai tikrai neprašysiu. Galbūt nebent su vienu drąsesniu žmogum, kuriuo nors aptarsim tai, kad tiesiog pasigilintume ir pasiaiškintume ir būtų toks labiau interaktyvus bendravimas ir kiti galbūt iš to pokalbio daugiau kažką supras. Čia matot 11 klausimų. Tai vadinasi 5,5, 6. 5, 6 jau skaičiuokit, kad į tą pusę ir daugiau. Gali būti net kelios vietos, keli tinkantys blokai, nebūtinai vienas. Gali būti net visi. Aš ir tokią situaciją mačiau. Mąstymo išminties stadija tik 6 klausimai ir vadinasi 3 arba daugiau. Tapatumo stadija. Čia turim 13 klausimų, vadinasi 6,5 arba 7. Vystymosi ir kompetencijų stadija. Čia 7 klausimai, vadinasi 3,5, 4, 4, 3,5 taip per vidurį. Tačiau jau tai jau reikšmingas skaitosi. Ir šito mes neėmėm. Ok. Dabar, jeigu kas, pavyzdžiui, nenorite dalintis viešai, galite parašyti tik tai, pasirinkti, kad rašyti tik tai man ir parašyti tik tai man. O kas drįstat, galite parašyti, kuri stadija pas jūs surinko daugiau negu pusę. Galite parašyti 1, 2, 3, jeigu kelios stadijos, parašykit kelis skaičiukus. Pagal tai, kuri bus labiausiai, galbūt aš nuo tos pradėsiu arba toje daugiausiai papasakosiu ir pakalbėsiu. Okay. Jeigu 0, tai 0, jeigu nėra arba yra mažiau, tai galite nerašyti. Tačiau, čia dabar pasakysiu iš savo patirties. Buvę tokių klientų, kur užduodi šitą tokią diagnostiką arba analizę, tokią pasidaryti ir jokioje stadijoje visos 0 arba visose labai mažai. Bet kai pereini prie antro etapo pokalbio, kurį mes dabar kartu su jums pravesim, pasirodo, kad sakiniai, tie žodžiai, kuriuos aš sakau, labai rezonuoja. Vadinasi, galbūt vertinant čia ir dabar, atrodė, kad nieko nėra, ar ne, aš kažkaip ir susitvarkiau. Tačiau, jeigu, kai aš jums dabar pateiksiu tam tikrus teiginius, jums rezonuos viduj, jūs jausite savo jausmais, kad jūs tie žodžiai veikia, arba jums tų žodžių trūko kažkada vaikystėje, arba kad dabar jie kažkaip sąveikoje su jūsų emocijom, kelia kažkokiu atsiminimu, arba dar kažko, tai tada vis tiek ta stadija apie jūs. Ok? Yra labai daug situacijų, kur mums tiesiog trūko, atsitiko, kas atsitiko gyvenime, ne? Kogi nebūna. Kaip sakau, mūsų tėvai ne dėl to buvo blogi dažniausiai, kad jie blogi, bet tik tai paprasčiausiai, kad nemokėjo kitaip. Ir visgi labai vaikams, bet kuriam šitam amžių laikotarpį trūksta palaikymo, patvirtinimo, tokio žodinio paglostymo. Kritikuoti mes labai lengvai juos mokam, versti kažką daryti, prievartauti psichologiškai, mes labai gerai tai mokam, manipuliuoti. Beje, neurolingvistinio programavimo praktiko kurse jūs išmoksite atpažinti manipulacijas, jūs išmoksite aplamai atpažinti vienokią ar kitokią gilesnę komunikaciją, nei dabar suprantat kai kurie galbūt, kurie dabar asai gal. Tai va, tai kas dar turite dabar mažų vaikų, tai čia bus gera idėja ir mintis, ką reikia daryti toliau, arba ką reikia pagaliau pradėti daryti.
Tai va čia tik taip paskaitysiu tą teiginį. Levin teigimu vystymosi etapų kartojimasis suaugus yra normalus procesas. Vėl, kad tie scenarijai aplamai kartojasi ir kažkas mūsų gyvenime pasikartoja, mūsų veiksmai, elgesys, reakcijos, jausmai ar ne, tai yra normalus procesas. Taip ir turi būti. Tik tai patys tie jausmai galbūt yra visiškai netinkamo vietoje ar netinkamo metu. O gal mūsų mintys ar ne, mūsų baimės, įvairūs nepasitikėjimai, savivertį trukdo. Ir bet kuriuo atveju tas procesas padeda atpažinti neįspręstas vaikystės problemas, o dirbant galima jas pašalinti kliūtis savo gyvenimo kelyje. Vien tik įsisąmoninimas, kur įvyko problemos, ko aš nepatyriau, ko man trūksta ar ne, tai jau padeda tapti sąmoningesniu ir labiau suprasti, su kuo aš turiu dirbti, arba vien tik pats tas įsisąmonimas jau pusė darbų. Iš tikrųjų, tai jau geras žingsnis į priekį. Darbas su rezultatais. Taigi, susumavę bendrą taškų skaičių, kiekvieno dalykai pasakiau, tiksliau pasikartosiu, jei taškų skaičius sudaro bent pusę visų klausimų skaičius atitinkamoje dalyje, tikėtina, kad šis amžiaus tarpsnis yra dabartinių problemų šaltinis. Čia jau konkrečiai čia ir dabar, jeigu kas apie kažkokius savo sunkumus galvojat. Dabar aš paprašysiu jūsų, kas norit, galit užsimerkę, kas norit atsimerkę, paklausyti šitų teiginių. Įsijauskite juos. Pagalvokit apie tai, kad jūs sakot savo arba savo vidiniam vaikui. Arba taip, kad jūs girdite, kaip jums sako tai mama arba tėtis. Arba galbūt kažkoks jums labai brangus žmogus. Tai galite, dar kartą pasikartosiu, pats per save, savo vidiniam vaikui. Galite pajausti, tarsi jums tai kažkas sako. Ir pajauskit, ką jums reiškia, kaip jūs reaguojate, jaučiatės šitai girdėdami. Gerai? Okay. Taip. Tiesiog dabar pabūkit su savim ir klausykit. O po to užsirašykit, jeigu rezonavo, pasirašykit, kuris sakinys jums galbūt tiko. Neskubėkit, pirmiausia visus išklausykit, aš jūs paskui pakartosiu antrą kartą, tada galėsit užsifiksuoti. Aš džiaugiuosi, kad gyveni. Tu priklausai šiam pasauliu. Tavo poreikiai man svarbus. Aš džiaugiuosi, kad tu esi tu. Tu gali augti savo tempu. Tu gali jausti visas savo emocijas. Aš myliu tave ir rūpinuosi tavimi noriai. Ir dabar tiesiog pabūkit su savim, pagalvokit, jeigu tai sakote, arba jums tai sako, kaip jaučiate. Čia labiau sureaguos tie žmonės, kurie surinko daugiau taškų, bet minėjau, kartais sureaguoja ir tie, kurie nesurinko. Jeigu labai stipriai sureaguosi, tai po to galėsim pasišnekėti pabaigoje apie tai, kaip galima jums dabar padėti. Bet jeigu tik jaučiat, kad labai įsitraukit į tai, tai tiesiog galit atsimerkti, atsiriboti, išjungti garsą ir tiesiog atsitraukti nuo to. Darykite tik tiek, kiek tai jums malonu. Gerai, tai aš kartuoju dar kartą tuos sakinius. Dabar galite, kas norit, pasižymėti, kurie jums tinka. Aš džiaugiuosi, kad gyveni. Tu priklausai šiam pasauliui. Tavo poreikiai man svarbus. Aš džiaugiuosi, kad tu esi tu. Tu gali augti savo tempu. Tu gali jausti visas savo emocijas.
Aš myliu tave ir rūpinuosi tavim noriai. Vėlgi, galit parašyti pliusiuką tie, kuriems tai surezonavo. Kažkas, vienas ar kitas, galbūt visi. Ir 0, kuriems praėjo šaltai. Arba minusiuką, kad kaip tik yra tokių žmonių, beje, kuriem sako, man kaip tik norisi priešingai, man norisi kovot, man norisi įrodinėti, ką čia man. Taigi, kai man taip sako, tai mane ima pyktis. Būna ir tokių situacijų. Tai jūs irgi daug labai kalba ir labai įdomu įsiaiškinti apie būtent ką, kodėl tokia reakcija. Tai minusiuką, jeigu pasipriešinimas, 0. Jeigu niekaip ir vienetuką, jeigu kažkaip suveikia. Ok. Dabar vėl labiau sureaguojate, jeigu tie žmonės, kuriems šita stadija, šitas laikotarpis buvo daugiau negu pusė balų. Ir paklausykite tų teiginių. Pabūkit su savim. Jauskit, kaip jie atsišaukia arba neatsišaukia jūsų viduje. Tu gali tyrinėti ir eksperimentuoti. Aš palaikysiu ir ginsiu tave. Antras, tu gali pasikliauti visais jausmais, kad tyrinėtum šį pasaulį. Tu gali daryti tai, ką nori ir kiek tau to reikia. Tu gali žinoti tai, ką žinai. Ir to užtenka tiek, kiek tu to nori. Tu gali viskuo domėtis. Man patinka, kaip tu ėmiesi iniciatyvos, augai ir mokaisi. Aš tave myliu, kai esi aktyvus ir kai esi pasyvus. Gerai, dar aš kartą perskaitysiu, kas nori dar galit pabūti, su tai sakiniais, su kas norit, galit pasižymėti, kurie jums strigo. Tu gali tyrinėti ir eksperimentuoti, aš palaikysiu ir ginsiu tave. Tu gali pasikliauti visais jausmais, kad tyrinėtum šį pasaulį. Tu gali daryti tai, ką nori, tiek, kiek tau to reikia. Tu gali žinoti tai, ką žinai, ir to užtenka tiek, kiek tu to nori. Tu gali viskuo domėtis. Man patinka, kaip tu imiesi iniciatyvos, augi ir mokaisi. Aš tave myliu, kai tu esi aktyvus ir kai esi ramus. Vėl galite, padarykim naują vėl žinučių bangą, parašykite, kam šį kartą surezonavo. Rašykit vienetuką, kam niekaip 0 ir kam sukėlė kaip tik kontrareakcija tokia, tai minusą.
Mhm. Jam sukelia kontrareakciją, tai dažnai būna toks vidinis pasipriešinimas, netikėjimas ir nepriėmimas. Tarsi aš pats, aš galiu, man nereikia niekieno kito pagalbos, tarsi aš tokiu būdu saugau save, nepasitikiu tai žodžiais ir panašiai. Arba kažkas kito. Kiekvieną kartą iš tikrųjų kiekvienam žmogui unikalu. Ir nieko nėra geriau, kai jeigu nueisite pas susirasit savo psichologą, terapeutą, ar galbūt to dar nereikia, galbūt nueisit pas coacherį ir įsianalizuosite, kaip čia ir dabar, ir nuo šiandien pradėti gyventi kitaip ir kaip keisti savo reakcijas į situacijas. 1,5 metų ir 3 metai. Vėl paminėsiu, jūs tiesiog pabūkit patys su savim ramiai, tik dėl savęs ir apie save. Aš džiaugiuosi, kad gali mąstyti savarankiškai. Tu gali pykti ir aš pasirūpinsiu, kad nei tu, nei kiti nenukentėtų. Tu gali sakyti ne ir užbrėžti savo ribas tiek, kiek tau to reikia. Tu gali mąstyti pats savo, o aš mąstysiu savo. Tu gali mąstyti ir jausti vienu metu. Tu gali žinoti, ko tau reikia ir kartu prašyti pagalbos. Tu gali atsiskirti nuo manęs ir aš vis tiek tave mylėsiu. Pakartosiu, gerai? Ir užsirašykit, jeigu kažkuri tezė jums tinka. Aš džiaugiuosi, kad gali mąstyti savarankiškai. Tu gali pykti ir aš pasirūpinsiu, kad nei tu, nei kiti nepatirtų žalos. Tu gali sakyti ne ir užbrėžti savo ribas tiek, kiek tau to reikia. Tu gali mokytis mąstyti pats savo, o aš mąstysiu savo. Tu gali mąstyti ir jausti vienu metu. Tu gali žinoti, ko tau reikia ir prašyti pagalbos. Tu gali atsiskirti nuo manęs ir aš vis tiek tave mylėsiu. Ir dabar padarykime taip. Tiem, kuriems surezonavo, parašykite trejetuką, tiek, kad atsiskirtų. Tiem, kuriem niekaip dvejetuką, o tiem, kuriem kaip tik įvyko susierzinimas, vienetuką. Ernesta, prašau.
Man kilo toks klausimas, kadangi minėjot, kad mes tas fazes vis praeinam per gyvenimą tam tikrose įvykiuose, kai kažką pradedam, ar gali būti, kad ta fazė, kuri yra tuo metu dabar aktyvi ir surenka va tą surezonavimą tokį? Gali būti. Gali būti, nes vėlgi priklauso nuo konteksto, kodėl kontekste dabar tame jaučiate arba pagalvojot arba dalyvaujate šitam renginyje ir tas kontekstas su jumis. Tai irgi labai priklauso, ar ne? Ar tai man bendrai savo gyvenimą, o galbūt aš galvoju tuo metu apie, tarkim, darbo kolektyvą, o gal aš galvoju apie santykius kažkokius. Tai ir to priklauso, nes mes tas stadijas galim pragyventi vienu metu vieną, pavyzdžiui, keisdami darbą ir tuo pačiu metu santykiuose kažkokiu kitom procese, ar ne? Ir vienur vienaip, o kitur kitaip. Todėl kai kam gali būti vienas konkretus etapas, o kai kurie gali jausti ir rasti visose net etapuose. Sako, man visi rezonuoja. Kažkas sako, man niekas nerezonuoja, kiti sako, man va čia ir čia. Vieniem vienas sakinys, kitam visas blokas. Tai va. Ir dar tas klausimas, jeigu surinkau vienam kažkokiam dabar tam lygiai didelį skaičių, daugiau negu ta norma, ir tai gali būti, kad jau netiek aktyvų prasidirbta, tarkim, mane buvo praeita tas vaikystės traumos ir man vis tiek Taip. skaičius didelis, bet nerezonuoja kažkaip. Taip, labai geras klausimas. Tai iš tikrųjų taip ir yra. Kartais galvoju, ogi tai pas mane tai, bet man tai neveikia, man tai nerezonuoja. Vadinasi, aš per gyvenimą savo brandoje perėjau tai, aš užaugau, aš peraugau tą situaciją ir tapau už ją stipresnis, ar ne? Jinai manęs jau nebevaldo, tas scenarius jau manyje nebeegzistuoja arba nevaldo manęs. Kitas momentas, galbūt iš tikrųjų žmogus, kuris užsiima saviugdą, eina pas psichologus, pas coacherius, jisai dirba su savimi, jisai mokosi, eina per įvairius mokymus, taip pat gali jausti, kad jisai kažkas buvo, o dabar jau ne. Ir tai vyksta tik tai teorinis toks suvokimas, įsisąmoninimas, kad aha, man čia anksčiau, dabar tai kaip aš visai ramiai reaguoju į tą situaciją. Tai vat priimkite tai, kad tokiuose situacijose jūs iš tikrųjų jau pažengėt, tapot išmintingesni ir jau tai jūsų nebeveikia. Jūs jau tas etapas arba scenarius užbaigtas. Liko tik tai praeities atsiminimas, šešėlis, kuris nebeveikia. Ok, tai dar vieną paimkime stadiją nuo 3 iki 6 metų amžiaus. Ir vėl patys su savimi pabūkit, susikoncentruokit, priminsiu, kad galite tai girdėti, kaip suaugęs žmogus sako jums mažams, galbūt brangus arba artimas svarbus žmogus sako jums tai dabar, arba jūs sakote savo viduje, savo vidiniam vaikui. Tu gali tyrinėti, kas esi ir kas yra kiti žmonės. Tu gali būti stiprus ir tuo pačiu prašyti pagalbos. Tu gali išbandyti skirtingas roles ir būdus, kaip būti stipriam. Tu gali suprasti savo veiksmus ir padarinius. Visi tavo jausmai man priimtini. Tu gali suvokti, kur baigėsi fantazija ir prasideda realybė. Aš myliu tave tokią, kokia tu esi. Arba aš myliu tave tokį, koks tu esi. Pajauskit, ką reiškia šitie sakiniai jums. Ir aš jūs pakartosiu dar kartelį.
Kas norit, gali pasižymėti. Tu gali tyrinėti, kas esi ir kas yra kiti žmonės. Tu gali būti stiprus ir tuo pačiu prašyti pagalbos. Tu gali išbandyti skirtingas rolės ir būdus, kaip būti stipriam. Tu gali suprasti savo veiksmus ir padarinius. Visi tavo jausmai man rimtini, svarbus. Tu gali suvokti, kur baigėsi fantazija, o kur prasideda realybė. Aš myliu tave tokį, koks tu esi. Tokia, kokia tu esi. Mhm. Gerai. Nu ir paskutinį, kurį šiandien paliesim. Prieš tai prašykit. Trejetukas, jeigu čia jums tiko. Dvejetukas 0, niek taip nienaip. Vienetukas, o aš tai pajaučiau pasipriešinimą. Mhm. Taip, labai gerai. Nu ir paskutinis. Vėl susikoncentruokit į save. Tu gali pagalvoti prieš sakydamas taip arba ne ir mokytis iš savo klaidų. Spręsdamas, ką daryti, tu gali pasitikėti savo intuiciją. Tu gali daryti tai, kas tinka tau. Tu gali išmokti taisyklės, kurios padės tau gyventi su kitais. Tu gali išmokti, kada ir kaip nesutikti. Tu gali galvoti už save ir gauti pagalbą vietoj to, kad būtum nelaimingas. Arba kitaip tariant, tu gali galvoti taip, kaip nori ir gauti pagalbą vietoj to, kad būti nelaimingas. Aš myliu tave, ne tada, kai esame skirtingi. Man patinka tobulėti kartu su tavimi. Pakartosiu, gerai? Tu gali pagalvoti prieš sakydamas taip arba ne ir mokytis iš savo klaidų. Spręsdama, ką daryti, tu gali pasitikėti savo intuiciją.
Tu gali rasti būdą daryti tai, kas tau tinka. Tu gali išmokti savo taisyklės, kurios tau padės gyventi su kitais. Tu gali išmokti, kada ir kaip nesutikti. Tu gali galvoti už save ir gauti pagalbos vietoj to, kad būtum nelaimingas. Aš myliu tave, net kai esame skirtingi. Man patinka tobulėti kartu su tavimi. Na ir gerai, padarom paskutinį ritualą, parašykite. Dabar parašykite kitaip dar. 5 jums tiko, 4 0, 3 pasipriešinimas. Tas etapas ir toje vietoje, kur labiausiai surezonavo, labiausiai veikia jūsų gyvenime ir dar iš ten atsiranda tos neužbaigtos reakcijos. Tie trūkumai, kuriuos galbūt reikia spręsti, tvarkyti savo gyvenime. Tie dalykai, į kuriuos galbūt reikia atkreipti dėmesį ir sustiprinti save. Labai faina, jeigu užsirašyte arba pasižymėjate kaip nors tas tezes ir tos teiginius, kurie jums surezonavo. Tai gali būti puikius tezės, puikius sakiniai, susirašius ant lapo, pavyzdžiui, medituojant. Arba tai gali būti sakiniai, kuriuos jūs galite kiekvieną kartą pakartoti savo prieš einant miegoti. Arba ryte atsikėlus. Ir jeigu tie sakiniai, kuriuos jūsų viduje reikia labai išgirsti iš savęs, ar ne, arba iš savo svarbių reikšmingų žmonių, jūs juos savo kartosit vieną dieną, galbūt iš tikrųjų jūsų širdis, jūsų vidus patikės tuo, kad taip ir yra, taip turi būti, kad viskas okei. Aš okei toks, koks esu. Man viskas duota, šitas pasaulis man. Pasaulis kupinas resursų. Ir jeigu toks nusiteikimas, jūs tokiu nusiteikimu aš einu į sąveiką bendravimą su kitais žmonėmis, iš tikrųjų sekasi žymiai lengviau, žymiai paprasčiau. Jeigu aš jaučiu, kad su tokiu savęs priėmimu aš galiu eiti, tai labai padeda. Todėl dar tie, kurie turite vaikų panašaus amžiaus, nepamirškite jiem kartoti. Nepamirškite žodžiais juos paglostyti, nes jiems tai labai svarbu. Niekada to nebus per daug. Ypatingai tose situacijose, kur jie kažkaip sureaguoja ir jūs matot, kad ta reakcija nėra resursinė, nėra efektyvi ir optimistinė. Ar jums šiandien patiko tai, ką mes darėm? Jeigu taip, būtinai padėkite pliusiuką. YouTube'ės kanale dabar eina šitas visas renginys iš karto tiesiogiai ir pasiliks kaip įrašas automatu. NLP Explorer YouTube kanale. Dar visiems priminsiu, kad su savim dirbti reikia žinoti kaip. Yra begalės įrankių, kaip pasididinti savo savivertę, kaip susitvarkyti su savo įvairiais jausmais, baimėmis, nerimu, nepasitikėjimu, maža savivertė, nedrąsa, kaip optimizuoti ir efektyviai komunikuoti, kaip būti įtaigesniu, kaip išlaisvinti save viešumoje, drįsti viešai kalbėti ir kaip skaityti kitus žmonės, kaip neverbalinę kalbą atpažinti tam tikras reikšmes, tiek iš balso tono, tiek iš sakinių sakymo būdo,
tiek iš tam tikrų raktinių žodžių, kuriuos žmogus naudoja, tiek iš aplamai, išmokti skaityti žmogų giliau ir suprasti, kaip žmogus priima sprendimus. Ir pagrindinis dalykas, ko moko neurolingvistinis programavimas, tai yra sėkmės modeliavimo. Kaip suprasti, kaip kitam žmogui sekasi, kaip išnagrinėti ir sistemizuoti tai, ką supratai, kokie žinias gavai. Kaip sukurti tam tikrą savęs mokymo sistemą iš to, kaip kitas kažką gerai daro. Arba kaip tokią sistemą sukurti taip, kad kiti žmonės išmoktų tai, kas atneša sėkmę. Meistriškumą galbūt kažkokioje srityje, čia nuo sporto, meno, jeigu norit iki politikos. Visur tai yra pritaikoma. Kaip galų gale, žinant NLP niuansus, pamatyti, kaip tavi manipuliuojama, kaip esi valdomas galbūt, arba įtakojamas šiais laikais įvairių žiniasklaidos ir žinių informacijos, kurios tokia gausa, tokia lavina pilasi iš visų pusių. Tai viso to mes mokomės. Ir aš priminsiu, neužilgo, kas čia liko porą mėnesių, nepilnai, rugsėjo 12 dieną, jau bus surinkta grupė ir mes startuosim. Mokymai vyksta pusę metų. Dažniausiai iki šiol taip mokymės, manau, kad mokysimės ir toliau, nors mes su grupe šiek tiek paderinam tos klausimus. Mokomės nuo 19 valandos vakaro iki 10 vakaro. Pakankamai vėlai. Bet taip yra suderinta dėl to, kad daug žmonių mokosi iš užsienio, iš Ispanijos, Anglijos, Airijos, iš Norvegijos. Ir kai kuriems žmonėms tikrai patogu, nes jie spėja į pamokas, netgi gyvendami kitose kraštuose, o mūsiškiams, tai spėja pasirūpinti savais po darbo ir vietoj to, kad žiūrėti kokį nors naują muilo operų serialą, galima kažkiek paaugti savo viduje ir patobulinti savo komunikaciją. Į daug dalykų pradėsite žiūrėti naujai. Labai smagu matyti, kaip žmonės pasikeičia per tą pusę metų. Kaip jie išlaisvėja, išdrąsėja, kaip jie taiko tuos dalykus ir kiek daug jie pradeda pažinti save ir kitus. Tikrai tai smagu. Tai visus tuos, kurie susidomėjo, kuriem buvo įdomu tai, ką mes veikime čia ir norit patirti daugiau ir patirti ne tik va tokio savęs paieškojimo ir atradimo, kodėl vieni dalykai ir kiti taip susiję ir jie susiję su vaikystė, bet bendrai, nuo čia ir dabar, kaip pagerinti gyvenimą, kaip padaryti taip, kad šiandien yra taip, o ryt būtų geriau. O ryt yra va taip ir dar noriu geriau. Ir tai va taip augti po lašelį. Visus kviečiu. Kuo mums bus daugiau, tuo didesnė grupė, tuo daugiau įvairių charakterių, įvairių žmonių temperamentų, stipresnė dinamika grupėje ir per vienas kitą jūs pažinsite labai skirtingą komunikaciją ir sąveiką vienas su kitu. Išmoksite bendrauti su įvairių sudėtingų ir nesudėtingų charakterių žmonėmis. Tai gera patirtis. Ir beje, ką būčiau pamiršęs pasakyti, aišku, pabaigoje sertifikatai ir ne 3. Nuo NLP Explorer mokyklos bus sertifikatas efektyvios komunikacijos mokymusi, bus NLP praktiko kurso ir bus dar ir coachingo. Visą tai galėsite išnaudoti savo srityje, savo veikloje arba netgi susikurti, kaip aš sakiau, naujas pajamas ir naują profesiją. Tai gali būti labai gera šitos profesijos link kelio pradžia. O galbūt jūs toks sėkmingas, kad ir iš karto prisijungsit prie mūsų jau sėkmingų kolegų. Tai šiandien tiek. Beje, pabaigai dar neužsidarykim, pasidalinkite savo nuomonę apie tai, kaip jum tai, ką šiandien veikit. Tiesiog, kas galbūt nedrįsta, tai parašykite žinutę į mūsų susirašinėjimą, ar norėtumėte daugiau tokių renginių, kaip jums šitas renginys, ką patyrėte, kaip dabar jaučiatės. Ir kažkokį grįžtamą ryšį man. O tie, kurie išdrįsit balsu, labai būsiu dėkingas. Labas, Evaldai. Pasidalinsiu aš tada, pirmas. Gerai, dėkui. Man patiko labai ta praktika, kadangi nusistatyti tą tarpą,
kuriuose vietose. Aš esu truputėlį susipažinęs su kitokiom metodikom ir man truputėlį ir trūko sužinoti, pagauti, man patvirtino, kad aš kažkur tai tam, kur neatsimenu to laiko, galbūt kažkas tai yra atsitikę, žinai, man patvirtino, nes aš kiek ieškojau, kiek atsimenu, neradau, tai man patiko tokia technika ir aišku, ta metodika, tas pats, žinai, tie žodžiai, žinai, tas principas darbo patiko ir šiaip tokia ramumą jauti po to, žinai, fainai smagu. Labai ačiū. Beje, aš kaip hipnoterapeutas, ar ne, galiu pasakyti, su regresiniam technikom labai puikiai galima išjausti ir nueiti per jausmus į tas vietas, kur neatsimeni. Ir ten vykstantys procesai labai tada primena arba galima atsiminti kai kurios dalykus, kurių visai galbūt net nelikę buvo atrodo atmintyje, bet pasąmonėje tikrai yra. Arba tiesiog išjausti juos ir suvokti kaip tam tikrus įvykius. Žmonės nueina regresiniais metodais netgi iki mamos iščių ir pajaučia ten, sako, aš bijojau ir mane buvo baimiai, kad mane pames, arba baimiai, kad aš neišgyvensiu, arba kaip tik malonus jausmas, aš ten jaučiausi tarsi visai kitam pasaulyje, nenorėjau iš ten išeiti. Ir va tokius gimsta atsakymai viduje, tokių hipnotinių kažkokių tai technikų pagalba. Tai kas norės daugiau susipažinti su tais dalykais, visada sakau, prašom, aš esu. Ir beje, padarykim vieną mažą dovaną. Tie, kurie tikrai kreipsis, domėsis mūsų NLP praktiko kursu, aš tuos visus teiginius galėsiu paduoti jums kaip, nurašytus kaip PDF failiuką arba kaip Wordo failiuką. Jūs galėsite pasidaryti savo mantrą, jūs galėsite pasidaryti savo meditacijai tam tikrus sakinius ir žodžius įsirinkę taip, kad jums būtų patogu. O gal tai bus tiesiog atmintinė, kaip su vaikais bendrauti. Ypatingai tada, kai jie negeri. Jiems verta pakartoti šitos žodžius. Tai va. Ačiū tau labai, Valdai. Kas dar? Pasidalinkit. Ką šiandien drąsūs tik vyrai? Ne tik vyrai, aš pabandysiu pasisakyti. Aš mano pirmam etapė buvo daugiau negu pusė, tai aš ir rašiau, kad labai surezonavo šitie visi. Visuose kituose aš rašiau kaip ir nuliuko, nes man, sakykime, atrodo, kad nesurezonavo, bet vis tiek taip nėra. Vis tiek kažkur tie sakiniai, jie kažką duoda. Negali būti taip, kad tokie sakiniai visiškai nesurezonuotų. Tai va, tas toks pastebėjimas, kad, kaip ir nerezonuoja čia ir dabar, bet jie vis tiek kažką turi tokio specialaus. Mes Dovilė sąmoningai tikrai visi suprantam, kad tie vieni ar kiti sakiniai, jie tokie geri, gražūs ir panašiai. Tačiau jeigu jausmas su tuo nesukyla, kai kuriems žmonėms taip sukyla, kad jie verkia, kad jie iš tikrųjų viduje išgyvena, jie paliečia kažkokią skaudžią savo vietą, gali būti taip, mes daug žmonių nematom čia, bet galbūt kai kas prisilietė prie savo jautrios vietos. O dažniausiai, kai va taip sako žmogus, kad aš tai suprantu, tai man rezonuoja, tai man labai gražu, tačiau viduje kaip ir viskas ramu. Tai nėra to alkio. Nėra alkio panašiems sakiniams žodžiams, panašiom mintim. O tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų jaučia tą vidinį alkį, išgirsti tai jau apie tai jau kažką sako. Ir ką noriu dar pasakyti, kad... pamiršau, ką noriu pasakyti, išgaravo mintis. Tai kažką sako, paprasčiausiai tiems, kurie tikrai išalkę tokių sakinių, kažkada jie to neišgirdo, ar ne? Kažkada to patvirtinimo labai reikėjo, kad aš pripažinčiau pat save, kad aš patikėčiau, kad aš galiu. Kartais būna atrodo, kad visas pasaulis nusiteikęs, o nėra to svarbaus žmogaus, kuris primintų, kaip iš tikrųjų yra, ar ne? Kad aš pajaučiau saugus, arba mylimas, ar dar kaip nors. Tačiau apie taip. Ir kai mes suaugę susidurėm su kokia nauja, nors pilna iššūkių situacija, kažką, tarkim, pradedam ir čia tas egzistencinis pradžios etapas, ar ne?
Galbūt mes pasijaučiam vėl tokie pat vieniši ir atrodo, tai kodėl čia tik tai man vienam reikia. Ir dabar aš nejaučiu jokios pagalbos, niekas manęs net nepaklausė, niekas nepasidomi, kaip aš jaučiuosi dabar, kai galbūt aš pradėjau dėl to, kad norėjau, bet man taip svarbu, kad kiti duotų bent tą jausmą, kad kažkam dar tai įdomu arba rūpi. Žiūrėkit, tai jau su tuo egzistenciniu laikotarpiu aš vienas ir aš vienas turiu viską padaryti, ar ne? Kažkas apie tai. Tai kuriems žmonėms tai susijungia, tai gali pajausti, kad tai kartojasi. Tai gali būti kartotis bet kur. Santykiuose dar kur. Tai kuo daugiau jūs manęs dabar klausėte, tuo daugiau aš jums kažkokiu pateiksiu savo mąstymų, savo subjektyvių nuomonių arba sakysiu taip, kaip aš tai suprantu. Taip, kad būkite drąsūs kaip Dovilė ir Evaldas. Laukiu jūsų klausimų. Aš Arba dar galiu Taip. pasidalinti. Tai mane pačią nustebino, kad pirmam etape nuo 0 iki 6 mėnesių gavau 6 variantą atsakymą. Ir iš to galvoju, okei, čia visai tikrai problemų turiu, galvoju, tas toks ne visai juokingas skaičius. Bet kai buvo tie teiginiai vardijami, kad gyva esu ir aš tada supratau, apie ką tai, kokį darbą aš pasidariau dirbdama su savim, nes va tas tokia ta žaizda tikrai lietė labai gan stipriai. Ten tėvai paaugliai, galvoti apie abortą ir panašiai, tai aš manau, tas turėjo didelis tos skaičius įtakos. Tik tiek, kad pajutau, kad daugiau dabar rezonavo antra stadija, kuriame apie tą tyrinėjimą, kai tas toks savęs ieškojimas. Tai tikėtina, kad tai ir gali būti, kad šiuo metu gal esu tokia paieškose ir tas rezonuoja savo leidimas tyrinėti ir ieškoti, ne? Taip. Būtent tada pajauti, nes jauti, kad tie žodžiai tinka, stiprina mane arba kaip tik to man labai reikėtų, jeigu tai sakytų mano artimas ratas žmonių. Ar ne, arba kažkoks svarbus žmogus, būtent taip, kaip čia pasakyti, tokią energiją siūstų į mane, tokį vidinį, bendrą lauką kurtų, kur aš taip jausčiausi. Tai taip. Labai ačiū už pasidalinimą. Kągi. Aš dar norėčiau šiek tiek irgi, man irgi surezonavo antras ir ketvirtas. Ketvirto aš kažkaip neužfiksavau amžiaus grupės. Aš galiu parodyti. Tiesiog nepamenu. Tiesiog, bet antrą būtent labai atsimenu ryškiai. Ir aš tiesiog beklausydama visas reikšmes būtent to amžiaus stadijose. Ketvirtukas. Tapatumo identiškumo stadija. Ta tokia savęs atskyrimo ir suvokimo savęs stadija. Aš esu aš. Aš tai tiesiog vienintelė, ką, tiesiog bandžiau tos visus jūsų pasakymus tiesiog įgerti savo sąmonę ir kad aš galėčiau juos ištransliuoti tikrai savo vaikams. Tiesiog man tokia jėga buvo. Galvoju, čia tiesiog tik žodžiai, bet kokią turi jie galę ir kaip žmogus, kurį tu augini girdėdamas, taip kokią vertę jis tikrai sukuria. Tai tiesiog, aš bandžiau mintinai mokintis, aišku, per daug maniau. Gal reikės tikrai įsirašyti ranką, kad geriau atsiminti, bet... Sakau, aš tikrai su tais, kurie mokosi pas mane, arba tais, kurie mokinsis, tai, kurie domisi ir domėsis, aš tikrai pasidalinsiu. O mes visi skupus. Koks aš galvoju, dabar buvau, gaila, čia mano mergaitės, berniuko nėra dabar tarp jūsų, čia, ko dažnai jie būna, paklausiu, ką aš kalbu. Koks aš skupus buvau šitų žodžių kartais, nors aš stengiausi. Bet tiesiog, kai kurių net pats nežinojau. Man pačiam jų trūko. Todėl aš nežinojau, ką galėčiau pasakyti toj vietoj. Tai va, faina, kai ką sužinai dar laiku, o visada laiku. Ir beje, dabar net jiems suaugusiems tai sakyti ne per vėlu. Taip, Kamilė? Atsiprašau, Ernesta lyg tai buvo pirmutinė, ar kaip? Ne, Kamilė, tada prašom. Sveiki. Tai norėjau pasidalinti, kad labai patiko praktika ir gal tas toksai, bent jau man, bet išryškėjo tam tikras etapas vienas, bent jau buvo daugiau negu pusė. Tai kažkaip ir
rezonuoja, kad reikėtų padirbėti va, tam tikram turbūt etape, nu, tame, kuris ir išlindo. Kitas dalykas, man šiaip pakankamai neutraliai praėjo tam dauguma jūsų sakinių, bet nebuvo didelių emocijų, bet iš tikrųjų buvo gan nemažai. Žinot, koks dalykas, kad aš tarsi, bet jūs pasakot teiginį, o aš tarsi jį girdžiu atvirkščiai. Kad, tarkim, nežinau, tu gali tą ir tą, o man toksai tarsi, ne, tu negali, bet nebuvo emociškai. Toksai tiesiog kaip faktas. Tai aš nežinau, gal jau kažkiek esu pradirbus, gal ne, gal dėl to. Tai jeigu paskui pakomentuosit. Ir dar kitas dalykas, iš tikrųjų viename etape, kuris kaip ir buvo mažiau negu pusė, bet kai jūs skaitėte teiginius, tai bet tada sukilo toksai liūdesys, nepasipriešinimas, bet kažkaip va taip liūdna pasidarė. Tai va, tai mano apie šiandienos paskaitą, labai ačiū, labai buvo įdomu. Ačiū tau. Ir jeigu taip atsiminti visus tavo teiginius dabar ir ar klausimus ir atsakyti, tai pasistengsiu. Jeigu ne, tai pakartosiu. Gerai, ką aš nesakiau. Pirmiausiai apie tai, kad kai kur atrodo rezonavo, bet tai praėjo, ar ne? Tai gali, arba pozityviai vertėjai, apie tai pakalbėkim. Tai jau tas išmokimas, kreipti dėmesį ne nuo kažko, ar ne, ko aš noriu išvengti, o į kažką, ko aš noriu pasiekti. Ir pozityvus perkeitimas kiekvieną kartą savo minčių, savo teiginių, savo kalbėsenos, komunikacijos. Tai jau duoda, jeigu yra toks įgūdis, tai automatu girdint neigiamą sakinį, norisi jį apversti, pasisakyti jau savo teigiamai. Tai tam tikras, manau, kad geras labai įgūdis pas žmogų yra. O kas liečia liūdesį, tai ten tada jau yra ką patyrinėti toje vietoje. O kas būtent sukėlė liūdesį, ką aš tada girdžiu, koks balsas manyje skamba, kokiu balsu tai sakoma. Beje, dar aš vyras, tai kam tėviškas balsas tiko, galbūt gerai, o kam galbūt visai būtų kitaip tie žodžiai skambėję, jeigu būtų mamos balsas, moteriškas balsas kalbėjęs ir pasakojęs tuos žodžius. Tai vėlgi kitaip. Tai irgi svarbu, galbūt nesurezonavo tik dėl to, kad ne tas balsas, o gal net ne tas žmogus, juk irgi taip gali būti. O jei ten, kur liūdesys, tai ta vieta jau irgi reikalauja tam tikrų darbų su savim. Ten galima atrasti, kaip tai veikia tave. Ir pažiūrėti galima iš kitos pusės į visą tai. Šiandien, kai čia ir dabar aš gyvenu, aš susiduriu su kažkokiam gyvenimo kliūtim, iššūkiais, sunkumais. Ir kai kurie galbūt stipresni už mane. Tai tose situacijose pagalvot, o su kuria čia stadija, su kuriuo laikotarpiu iki tų 12 metų panašu. O kas būtent kelia, kaip primena tas įvykis, arba tai, kaip aš reaguoju į kažkokį tai laikotarpį iš mano vaikystės, į kažkokią mano reakciją kažkada anksčiau. Ir tokiu būdu atrasti, ko trūksta, ir kurioje vietoje man su savim dirbti, ar ne, ir kaip kažkoks scenarius mano gyvenime kartojasi. Galima pastebėti, kad kurioje vietoje man kartojasi ir kažkokie sunkiaus periodai buvo tuose nuo 12 iki 24 metų. Jeigu periodiškai imti, ar ne, kurie metai buvo sunkus, o tai kurį čia laikotarpį atitinka nuo 24 iki 36. Nuo 36 iki 48. Ir tai pažvelgti, kai šypsosi, nes dar tiek nėra, ar ne, o kas jau perlipo ir į kitą 12 metų. Tai bet visada įdomu tyrinėti tai. Aš gal ne taip pasakiau, gal ten jo sumaliau, iš tikrųjų, koks buvo įdomus momentas, kad aš kaip tik jūsų buvo teiginiai teigiami, pavyzdžiui, tu gali tyrinėti, o man toks tai ateina tarsi, tu negali tyrinėti, bet nebuvo emocijų. Man buvo toks tai neutralus, bet atvirkštinis į tą neigiamumo pusę. Ok, tai ten jau tikrai reikia dirbti su savim, ar ne? Koks čia įsitikinimas verčia mane galvoti, kad aš tai negaliu. Ir kodėl pas mane visada atsiranda priešingai. Kodėl aš noriu priešingai, negu man sako, kodėl aš nenoriu girdėti šitų žodžių. Kartais mes nuo jų tiesiog išmokstam užsiblokuoti, kad nejausti. Mums kartais tie jausmai tokie stiprus, kad
geriau, jau suaugę žmonės sakom, geriau nejausti, geriau negalvoti apie tai. Ir tokiu būdu tampam tokiais šaltais, ciniškais, kartais net kitų žmonių atžvilgių, nes patys suprantam tai jausti, tai ir kitiem, iki nematom, tada nesuprantam, kad kiti gali jausti kažką. Tai vėlgi, sakykime, tai tik tai daug klausimų tam, kad neurolingvistinio praktiko kurse, neurolingvistinio programavimo praktiko kurse ieškoti savo atsakymų. Galite ieškoti, aišku, ir kitais būdais, begaliais visokių psichologinių mokymų, bet mano galva NLP, neurolingvistinio programavimo kursas yra psichologiniai tam tikra pakraipa, kur surinktas tokie baziniai žinios ir jos tikrai duoda tokį platų, sakykime, platų suvokimą apie pagrindinius dalykus, kaip žmogus gyvena, veikia sąveikoje su kitais. Ačiū tau, Kamilė. Tikiuosi atsakiau. Nu ką, mes prasidėjome, prakalbėjom beveik 2 valandas. Tai jeigu dar kas nors labai norit paklausti arba pasakyti ką nors, pasakykit, tikiuosi jau visi parašėte ką nors gražaus ir tada atsisveikinam. Viso gero, jeigu patiko, rašykite ypatingai YouTube'e, pakomentuokite, parašykite savo norus, lūkesčius ir galbūt mes padarysim kažką panašaus dar kartą. Iki pasimatymo. Ir tiem, kuriem įdomu, aš būtinai lauksiu jūsų užsiregistruojant pas mus. Visa informacija, kur registruotis, kur rašyti arba skambyti, kur pasidomėti daugiau, bus YouTube kanale po šituo video. Iki pasimatymo.